Mėlyje, noriu jūsų klausti, ką jūs suprantate, kad jums žmogus yra gražus? Koks jums yra gražus? Ar jaučiate, kad gražus žmogus paprastai yra man tas, kuris man patinka? Ir jeigu jums žmogus patinka, jisai tampa gražiu. Šiandieną norėčiau jums praplėsti jūsų žvilgsnį, mėlyjeji. Gražus žmogus yra tas, kuris tave daro gražiu. Ir gyvenimas mus dažnai pamoko, kad mes žmogaus nepažįstame grožio. Tik po kažkiek laiko susidūrę su jo vidiniu grožiu ir kada mes pradedame kaip saulės spinduliuose gražėti, o koks gražus žmogus. Tai tas, kuris tave daro gražesniu, tave daro geresniu. Ir mūsų viešpats Jėzus yra be galo gražus. Ir tikrasis žodis ne gerasis, o gražusis ganytojas. Su šiuo viešpačiu susidėjus tapsi be galo gražus. Tavo gyvenimas tyras, jis keis tave ir tikrai būsi geresnis. Jėzus atiduoda savo gyvybę ir tai yra skirtumas su samdiniu. Mėly, tavo gyvenime tikrai yra momentų, kurie tau nepatinka. Gali būti šeimoje, net su pačiu artimiausiu žmogumi yra momentų, kuriuos tu norėtai auklėti, pataisyti savo mylimiausią žmogų, gal nori pabėgti nuo jo, gal nori tą akimirką visai su juo nebūti. Ar tu esi samdinys? Ar tu esi savo mylimiausio žmogaus gerasis ganytojas? Nėra galimybės pabėgti. Arba tapk samdiniu, samdinę ir bėk nuo jo. Netidaryk durų, nekalbėk, tą akimirką nematyk. Mėlyjeji, duoti ir aukoti. Mums viešpats iš tikrųjų duoda pirmas. Ir tai yra mūsų didžiulis stebuklas. Įsikūnimas Dievo mūsų tuose mažuose kasdienybės momentuose. Ne apie gerumą reikia kalbėti, o apie gražumą. Ir tavo vadovas, jeigu jis yra gražus, nesavanaudis, neieško savo pirmiausia naudos, tu tampi jo aplinkoje taip pat gražiu, o savanaudis negydo mano žaizdų. Jei tu seki baisų ganytoją, ar gyveni su baisiu žmogumi, tu gali patapti baisus. Esam atitraukiami to, kas gražu mūsų gyvenime. Ir mes patys iš lėto kuriame tą grožį. Gražus. Ar pastebėjote, kokios yra grožio mados aplinkui? Ar pastebėjote, kokie yra brukami mums šeimos, žmogaus gyvenimo principai? Ar pastebėjote, kokį Dievą mes esame susikūrę aplinkoje? Ar mūsų Dievas tikrai yra gražus? O gal tau Dievas sukūrė tavo tėvai? Gal tavo Dievas yra baisus, griežtas? Jam reikia tarnauti, jis tave gali pasmerkti. Dievas tave gali nubausti, tai Dievas tau sakinėja. Ir Dievas turi savo numylėtinius, bet ne visus. Mielasis, jeigu tavo Dievas yra toksai, kaip koks Aleksandras Didysis, ar buvę faraonai, ar šių dienų valdžios faraonai, tai ir tavo gyvenimas bus baisus. Dievo sūnus atėjo parodyti savo dangiško tėvo veidą, o jis yra visiškai kitoks, tai yra gražus Dievo veidas. Atiduodamas savo gyvybę, Dievo sūnus stato priekyje tai, kas yra brangiausia – Dievo meilė. Tai yra Dievas tau tarnauja, ne tu jam tarnauji. Tai Dievo džiaugsmas ir jo pilnatvė, kad tu džiaugiesi, kad tu kuri, kad tu gali atsistoti. Nori būti gražus? Mąstyk apie šį tikrąjį Dievą.
Iš šio tikro Dievo Sūnaus ateina žodžiai: jūs, mėlyje, esate pasaulio šviesa. Ir tegul mato jūsų gražius darbus pasaulis. Jūs esate pasaulio šviesa, o samdinio savybės daro, nes moka. O meilė niekada nėra apmokama. Mūsų šių dienų vilkai, kas įveda ar tai kairieji, ar dešinieji, Lietuvoje šią akimirką daugiau dešinieji, amoralius įstatymus, galimybės, neaišku, kas bloga, kas gera, kas šeima, kas ne šeima, kas vyras, kas moteris, kas tėvas, kas mama. Kas yra socialinių tinklų gurų, kokias madas jums rodo. Pabandykite išeiti Kaune ar Išlaužę su šiom savo madom socialinių tinklų. Tai yra vilkai, kurie kalba apie partnerystės, socialinės lytis ir daugybę kitų dalykų, kurių niekada nebuvo ir nebus šventajame rašte ir Dievo plane. O besąlyginė meilė tėvo, mamos, sutuoktinių. Gerasis ganytojas gina šeimą. Ir Dievą pažinsi tik tada, jeigu iš jo išgirsi kaip savo šeimos artimiausio nario kalbėseną. Vilkai tave skelbia laimingu, kai tu gyveni savo. Net tavo disharmonija gyvenimo, nes šita diena yra laiminga, patenkinta, tai yra tavo diena. Mėlyje kunigai, vyskupai ir jūs čia esantys tėvai, seneliai, senelės. Tai jūs turite atskirti vilkus. Tai jūs turite žinoti, kad čia prisertino vilkai ir nebijoti pasakyti: mums nereikia šių valdžių pinigų. Mums nereikia šių valdžių pagalbų. Mums yra vienintelė misija - tėvai, seneliai, vyskupai ir kunigai. Padėti atskirti vilkus ir deklaruoti. Nieko nereikia. Tegul vožiasi visas pasaulis. Jeigu tu nesugebėsi atskirti vilko, tavo vaikai bus baisūs, panašus į šiuos vilkus. Aš pažįstu savąsias avis. Tai yra didžiulė Dievo artuma tavo gyvenimui. Turiu kitų avių, sako Jėzus. Pagal biblistų aiškinimus, tai yra tos avys, kurios yra pagrobtos, nupirktos ir uždarytos kituose garduose. Mūsų Dievas neturi gardo ir vertimas avidė yra neteisingas. Dievas prieidamas prie tavęs, jis tavo gyvenimo neuždarys, bet jį padarys laisvu ir tu gyvensi laisvu žmogumi. Keltas popiežiaus minčių apie mūsų šeimose ir draugų ratuose kalbėjimus. Mėlyje, labai svarbu dalytis tikėjimu. Kiekvieną dieną mus bombarduoja tūkstančiai žinių, sako popiežius Pranciškus. Daugelis jų yra paviršutiniškos, nenaudingos, kitos kyla iš nevalingos smalsumo, ar dar blogiau, iš apkalbų, gal iš piktumo. Tai žinios, kurios netarnauja jokiam tikslui, o iš tiesų tik skaudina. Mėlyje, yra ir gerų žinių, pozityvių, konstruktyvių naujienų. Ar jas žinote? Kaip gera girdėti apie gerus dalykus, kaip gerai jaučiamės, kai jie nutinka. Taip pat gera dalytis patyrimais, kurie teigiamai veikia mano gyvenimą, nes tada ir aš galiu padėti. Yra vienas dalykas, apie kurį dažnai mums sunku kalbėtis. Šeimoje, su draugu, drauge, darbe. Ar kalbaties, kad jūs laikas nuo laiko susitinkate su Jėzumi? Tai juk yra pats gražiausias dalykas, apie kurį žmogus gali kalbėtis. Kiekvienas iš mūsų galėtų tai tiek daug pasakyti, kaip aš sutikau Dievą. Pasidalyti savo nepakartojamomis akimirkomis, kaip aš pajutau Dievo artumą, kada man jo reikėjo, kada mano širdie įsižiebė džiaugsmas, kada Dievas man užšluostė ašaras, kada įgavau pasitikėjimo
ar paguodos iš Dievo, kada pasijutau stipresniu, kada mano gyvenimas tapo entuziastingas, kada patyriau Dievo atleidimą, kada mane Dievas apdovanojo savo švelnumu ir ramybę. Labai svarbu šiais išgyvenimais dalytis šeimoje, bendruomenėje, su draugais. Lygiai taip pat gera kalbėti apie gerus įkvėpimus, kas mums gyvenime padėjo, mintis, jausmus, kilusius, atsidūrusius Dievo akivaizdoje, taip pat apie savo pastangas daryti pažangą tikėjimo kelyje. Sugebėkite apie tai kalbėtis. Dievo sūnus su mokiniais ir su jumis bus tą vakarą dienos, kada jūs kalbėsitės. Jūs patys nustebsite, jūsų draugai nustebs ir jūsų aplinka taps gražesnė. Pamėgink atsiminti svarbų savo tikėjimo momentą, kai kelyje tu ėjai, kalbėjaisi, kada klausėjai, gavai atsakymus, o paskui patyrei ir supratai, tavo kelias buvo su Dievu.